Ok, sveiki visi, taigi antras partas ir dabar gynėjom savo full rage taką kur. Ok, kur pradėjo kartu su tam, tai kraujo dėmė. Ok, rage. Ir štai matot tą purpurinę tokią biškį. Uždėm taip. Ir galim biškį sumažinti laikydami shiftą. Štai taip. Pasižymim į ten. Pasižiūrim. Gražu. Ok, dabar effect, color correction ir tint. Taigi vieną pasižymim, kokią nori tokią tamsią, kitą biškį šviesesnę, kaip čia gal tokį dūmų, ja. Ok, ir turim tokį, bet atrodo kažkaip man mažai. Taigi CTRL-D ir mes turim galingą kraujo ištiškimą. Pati. Labai gražiai atrodo ištiškimas. Taip, bet kažkas taip netikroviškai atrodo. Tas kraujas kažkaip tai. Ką mes dar galime padaryti? Taigi, pasiėmėm YouTube, čia aš atsisiuntęs daug visokių. Tai galim pasakyti štai tokį dalyką. Taigi, įsikeliame jas į štai šitų gaidį. Kodėl čia man dinga viskas. Ok, Windows standartas. Atepa. Ok, pasidinam čia. Susitvarkam biškį. Taigi, darom ten, kur ištikšta kraujas. Ok. Kur mūsų parkliai? Taigi, mums reikia susivesti kur. Va, štai čia matot tik. Čia ir reikia mums įstatyti skylutę sienai. Arba va. Kažkas va panašaus, tik aišku, tai wow. Šūvis į sieną. Na, va, kažkur galim. Va, štai tokį. Taigi, ką mums reikia, tai įsisaugojam. Darbalaukis. 4. Ok. Taigi, įsikeliam nuotrauką. Tai va, check. Dabar ką mums reikia daryti, tai pasiimti pen toolą ir gražiai įsikarpyti. Dar štai taip. Nu, čia nebūtina, aišku, labai gražiai vis tiek kažką tai dar. Turim sieną iššautą, aišku, kažkaip netikroškai atrodo, bet pasitengsim. Gerai, nusivedžiau. Štai ten, taigi prisiartiname. Taip, taigi mums reikia mažos šitus skylutės. Gerai, kur čia išperėti. O štai taip va. Taigi čia galim pasidaryti kažkas screen. Taip va. Atrodo daugiau kraujuota kažkokia. Ir mes turim tik tai. Pastebėjau vieną blogą dalyką. Taigi,
pasižymim 4 ir atrodo šitą, nubraukiam į null object, kad stovėtų kartu su siena. Ok. Dabar šitie. Ok. Viskas, man šitą. Ok, man reikia juos išdydinti. Oh my god. Taip, pasižiūrim, kas gaunas. Fit up. Gal net biški per didelis. Nu, čia aišku reikia nustatinėti daug darbą, bet jis, matot, biški atsilieka. Bandysime, kad neatliktų. Vo, labai. Taigi, surandu, su kokios 3 sekundės, viskas gražu. Computation, add to random quit. Jeigu norite, kad garsas ir yra kokybė, tai mykite lotless audio 48. Čia stereo. Čia nereikia kvapo. Čia stat, kaip norit, man tai gerai kaip mano. And press to render. Taigi va, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Gediminas ir sakau jums iki, vertinam, komentuojam, subscribinam, užsukite mūsų fanpage'ą ir sakau jums iki.